Sapnai. Taip, aš esu sapnuotoja. Maža to, kad esu sapnuotoja, aš labai gerai lukštinu sapnus ir naudojusi jais. Mano gyvenime, mano sapnai man be galo padeda. Aš didžiasias transformacijas, skausmus, praradimus daugiausiai praeinu sapnuose. Būna tokie etapai, kada būna labai sunku, bet dažniausiai tai užsitęsia kokius, pavyzdžiui, metus laiko, kažkas turi išsispręsti, susijęs dažniausiai su santykiais arba situacija, kurioje dalyvauja kiti žmonės, tai va tada pas mane gyvenime įsijungia sapnai. Ir mane tai lydi jau iš senai, kiek aš save atsimenu. Ir aš padarysiu keletą ciklų, pasidalinsiu savo sapnais, kokie yra sapnai, ką aš išsiaiškinau, ką jie reiškia ir paskui kaip gyvenime man jie pakeičia situaciją mano gyvenime, mane pačią ir taip toliau. Bet truputėlį apie sapnus. Tai yra sapnas yra senas geras instrumentas, jo naudojosi jau tūkstantmečius. Ir dabar truputėlį galbūt jis yra primirštas. Ir kodėl aš pasakysiu primirštas? Todėl, kad žmonės skaito sapnininkus, tos bendrus sapnininkus ir jie nebetitinka tikrovės. Nebesipildo tai, kas parašyta būtent sapne. Todėl, kad dabar iš viso yra intuicijų laikai. Dabar tu turi nuskaityti pats, prajausti pats, priimti informaciją per nuojautą, kad būtent tai man rezonuoja ir tai gali būti sapno reikšmė, o ne tik tai, ką rašo ten sapnininkai ir taip toliau. Aš galiu paskaityti N sapnininkų, išklausyti N žmonių ir vis dėlto man reikia pasidaryti savo nuojautą, savo jausmą, ar tai yra tikra, ar man tai tinka. O ar man tai tinka, pasakys ne įsivaizdavimas, protas, o kūnas. Kūne atsiranda vibracija, pripažinimas. Kažkoks impulsas iš vidaus eina ir tai yra ženklas, kad taip, tai yra man, tai yra apie mane. Tai va šitoj situacijoje tie sapnai galbūt yra truputėlį primiršti, apie juos mažiau yra kalbama, bet jie į mūsų gyvenime gali padėti labai stipriai atpažinti tiesą, išvengti klaidos, išgyventi netektį, imkim kažkokią tai pyktį, nepasitenkinimą, pasirinkti vėlgi savo gyvenime tai, kas man įdomu ir taip toliau. Aš pradėjau nuo to, kad labai pradėjau vienu momentu paauglystėje stipriai sapnuoti. Atsibudus ne visada žinodavau sapną, bet visada prisimindavau jausmą, kurį aš ten išgyvenau. Ir aš ilgainiui pradėjau eiti per jausmą. Nu, vat ką tai reiškia, kur tai atsikartoja, kas man galėtų apibūdinti tai ten ir taip toliau. Ir po to aš pradėjau domėtis pačiais sapnais, pradėjau užrašinėti sapnus. Ir kada pradėjau užrašinėti sapnus tuos, kuriuos aš prisimenu, aš vis daugiau ir daugiau pradėjau prisiminti juos. Man vis lengviau ir lengviau atsibudus būdavo prisiminti, koks ten sapnas, apie ką ten, kas ten vyko ir taip toliau. Ir aš taip užsirašinėjau, atsiprašau, tuos sapnus 10 metų. Po 10 metų kažkur, ne, jau prieš tai dar mama paauglystėje buvo parnešus tokią knygą. Ta knyga buvo atšviesta, jos lapai buvo ne balti, kažkaip raudoni, iš kažkur buvo gavusi, bet ta knyga buvo atšviestų lapų, raudonų, matos ten tokių nuplyšusių iš kažkokios nuplyšusios knygas, nes jinai buvo tokia, kaip atrodo, sudalijus, nes atšviesta buvo taip ir surišta jinai buvo, toks viršelis buvo kietas uždėtas ir man ten buvo kaip kokia, aš nežinau, stebuklų knyga, man ten galbūt pirmas mano mistinė knyga, kurią aš gavau savo rankas ir aš ją savo pasiėmiau, mama kažkaip ją paliko, pamiršo ir aš pradėjau pagal ją žiūrinėti, ką aš sapnuoju, ką reiškia, ar man tai pasitvirtina, aš pradėjau jo žaisti, paskui užmesdavau ir vėl pasiimdavau taip laikas nuo laiko. Ir ilgainiui, kai aš pradėjau užsirašinėti sapnus, vis labiau ir labiau pas man gyvenimas atkartodavo, parodydavo to sapno tiesą. Aš pradėdavau nujausti, kas yra tiesa, aš dar iš kitų šaltinių pasižiūrėdavau ir vis tik tais aš rasdavau tiesą. Ir kertinis mano susidomėjimas sapnais ir aš visiškai patikėjau jais. Ir pradėjau labai konkrečiai analizuoti ir dirbti tą temą, mokyti sąmoningai sapnuoti su vienu sapnu. Tai va, apie kurį dabar ir papasakosiu. Kitus sapnus įdėsiu kitą kartą. Pirmas mano sapnas buvo toks, kad aš nuomavausi butą ir ten buvo rūsys.
Ir aš turėjau dviratį, kuris man reiškia visą gyvenimą. Man iš viso tai, kas vasara, palapinės, dviračiai, riedučiai, man tai labai svarbu yra. Man mašina netaip svarbu buvo, kaip mano dviratis. Ir aš tą dviratį laikydavau ten rūsyje. O rūsio duris buvo ne iki galo, iki lubų, o jos taip kokį, pusę metro kokį ten turėjo virš, skylė buvo didžiulė. Ir aš vieną naktį sapnuoju daug pelių. Ir sapnai tie, kurie yra pranašiški, kurie kažką kalba, mes jų su niekuo nesumaišysim. Mes juos atsiminsim, jie yra ryškus, jie yra toks jausmas, kad baksnuoja, kad tai kažką reiškia. Kaip lygiai taip pat ir ženklai ant kūno, pavyzdžiui, susimusi pirštą, va šitas pirštas, kurį aš susimušiau, aš negalėjau, man buvo vidinis noras, kad jis kažką reiškia, kai aš pasididinau, kas ten yra. Tai kosmosas, koks tenais vaizdas iš tikrųjų yra, kai aš jį padidinau. Bet čia jau atskira tema, ženklų tema. Apie tai irgi galėsiu papasakoti, nes turiu irgi labai gražių patirčių. Ir šioje vietoje aš sapnuoju tas peles. Praėjus kokiom 4-5 dienom aš vėl sapnuoju tas peles. Šį kartą labai daug tų pelių yra, aš kažkokią baimę jaučiu sapnuodama tas peles. Ir trečias sapnas po keletą dienų jau įsirėžė labai stipriai. Aš sapnuoju, kad man į ranką įkando, va čia įsikabino su nagais, žiurkė, kuri važiuoja kaip per spragtuką ant tų ratukų tokių. Kaip dabar atsimenu, su tokia pure, kaip per spragtuką. Čia persirišusi tą tokį kardą per čia, kaip rodo multikuose, mūsų senuosiuose multikuose, gal tarybinių laikų. Jinai įsikando ir aš niekaip jos nenupurtau nuo tos rankos ir aš prabudau bepurdydama tą ranką. Ir tada kažkaip mamai sakau, pavargau, sakau, tas pelės ir žiurkės sapnuoti. Ir mama taip mestelėjo. Sako, negerai, pelės ir žiurkės sapnuoti, sako, yra vagystė. Ir man keletą dienų tai neišėjo iš galvos. Galvoju, reikia rimtai apie tai pagalvoti, kas čia galėtų būti. Sakau, dievuli, duok man žinoti, ką čia iš manęs galėtų pavogti. Pagalvoju apie mašiną, kurią buvau neseniai nusipirkus, galvoju, aš neturiu tiek prisidirbusi karmos, kad man tą mašiną pavogtų. Būtų pavogti, galvoju, ką čia išneštų, man nėra ko gaila, kad man išneštų. Ir staiga aš prisiminiau savo dviratį, kad jis yra rūsy. Va dviratį man būtų labai gaila. Tai buvo, man atrodo, pavasaris, galvoju, reikia jį įsivežti į kambarį. Išsivežiau į namus dviratį ir po 5 dienų, po savaitės kažkur tai grubiai, aš grįžtu namo, o mama ir sako, ragana tu, sakau, kodėl? Sako, buvo atėjusi šeimininkė ir sakė, kad apvogtas rūsys ir kad išnešė viską, pomidorus, agurkus raugintus, kurie dar jinai ten buvo pasilikusi, ten dar kažką tai jos. Ir sako, jūsų dviratį pavogė. O mano mama sako, ne, mano dukra dviratį įsivežė į namus. Ir mane kaip dušas karštas perlėjo. Aš drėbtelėjau ant kėdės su tuo tokiu, nemoku pasakyti. Aš turbūt pirmą kartą patyriau išgyvenimą, ką reiškia žinau. Bats, tą žinojimą aš patiriu. Paskui aš gaudydavau tuos išgyvenimus, kada žinau, džiaugiuosi, meilė, ir išgyveni tu tą išgyvenimą, džiaugsmo, meilės, dėkingumo išgyvenimą, kada ašaros byra, kada tu pats plėstis pradedi. Tai va tuo momentu pas mane prasidėjo plėtimas, kiekviena kūno ląstelė suprato, kokia tai yra Dievo dovana ir jinai yra mumise ir mums tai reikia atkreipti dėmesį. Nuo to momento aš pradėjau stebėti savo sapnus. Dar vieną galiu trumpą pasakyti. Aš tik vieną kartą gyvenime sapnavau sąmoningą sapną, aš kaip tik tada dirbau pagal tai labai intensyviai, ten yra praktikos visokios, bet būtina turėti vedlį sapnuojant tos sąmoningus sapnus, nes ten labai yra netoli nuo iliuzijos, ten labai yra sunku atskirti, kur yra sapnas, o kur tu gali ten ilgam pastrikti. Aš šitą dalyką išgyvenau ir supratau, kad gal tas kelias yra ne mano. Buvo taip, kad aš prabudau 5 ryto ir galvoju, dar truputį pamiegosiu. Ir kai užmiegau, aš sapnuoju, kad einu į kalną ir matau savo pėdas. O ten buvo tokia praktika, kad pamatau savo pėdas, pavyzdžiui, žvilgti savo pėdas ir mintyse pagalvoju, ar nesapnuoju. Ir tada pašoku į viršų. Ir jeigu aš pašoku į viršų, jeigu aš sapnuočiau, aš turėčiau skristi. Ir sapne einu ir matau savo pėdas. Ir aš taip iš įpročio galvoju, ar aš nesapnuoju, ir aš pašokau. Ir aš taip dėjau skrist,
kad man realiai užtraukė kvapą, lyg tai būtų, nežinau, mane iššovusi kokią nors ten sprindžiną, realiai kokioj karuseliai, tai viskas širdis į kulnus nueina, skrandis per gerklę išlys. Ir aš mintise automatiškai pradėjau šaukti, stop! Ir jaučiu, kaip aš sustojau erdvėj, dangui kažkur. Ir aš karštligiškai supratau, kad aš sapnuoju sąmoningą sapną. Ir galvoju, reikia prisiminti, ką galiu padaryti, ką aš galiu daryti tam sapne. Nu, iškrito viskas iš galvos. Ir aš galvoju, davai, skrendu į priekį. Ir aš skrendu į priekį ir mintis iš karto kuria kliūtis. Ir žiūri, ten kamienas toks iš 3 dalių. Ir aš kur tą kamieną. Ir širdis labai stipriai pradėjo plakti. Ir aš galvoju, aha, jeigu aš sapnuoju, aš turiu vaikščioti kiaurai sieną. Ir aš galvoju, aš noriu ten kiaurai sieną perėti. Bet čia yra sekundžių, čia aš kalbu keletą sekundžių. Ten yra suvokimas, veiksmas. Ir aš matau, kaip aš artėja prie manęs siena ir aš kiaurai per sieną ir aš prabundu kvėpuodama. Dėl to, kad visas kūnas važiavo, aš negalėjau patikėti prabudusi tas kelias sekundės, kad aš nesapnuoju. Ir aš atgal į tą sapną, galvoju, atsiguliau, davai dar. Ir aš nebeužmigau ir daugiau už gyvenime nebesapnavau. Paskui, kai aš pradėjau analizuoti, prisiminiau, supratau, kad tai yra labai pavojinga šiuo atveju. Tai reikia būti labai stabilios psichikos, turėti stiprią vidinę ašį. Dabar, kada jau praėjo nuo to momento 21 metai, kada aš nuo pirmo mano besirealizavusio sapno, kada aš išgelbėjau savo dviratį. Ir nuo šito sapno, nes ten tai įvyko tam pačiam bute, sąmoningo sapno, praėjo 21 metai ir dabar aš jau turiu labai daug patirties, pas mane atidaryta aiškiaregystė yra, jau energija labai stipri, aš bioenergetikė išvyščiau labai dirbu su žmonėm ir taip toliau, aš galiu pasakyti, kad tai yra labai pavojinga. Silpnesnis žmogus, atsidūręs sąmoningam sapne, gali staiga tapti nesąmoningas. Nes ir realybėje, biški užsnūdęs, kur nors atsisėdęs, tau gali atsiverti tokie keliai, kad gali nebesuprasti, kur yra realybė, kur ne. Su dalykais reikia labai atsargiai, atsakingai atsižvelgti į tai. Bet sapnai yra didžiulė pagalba mums žmonėms. Tai reikia tik pradėti užsirašinėti savo sapnus. Kol kas vienas sapnas, sekantį sapną įkelsiu vėliau. Jeigu nori nepraleisti, gali pasakyti.